Sveiki visi, aš esu Julija, jūsų logopedė. Šiandieną pasidalinsiu keliomis idėjomis, kaip pasiruošti garso R pratimams. Ar bendrai, kaip stiprinti savo garsų tarimą su oro srovės valdymu. Visas priemonės, kurias šiandieną naudosiu, tikiu, kad galite rasti namuose arba pritaikyti tuos dalykus, kuriuos jau turite. Pirmiausia, mums reikės žiebtuvėlių arba degtukų ir žvakės. Vaikams patinka naudotis degtukais, tai jeigu jūsų vaikas jau vyresnis ir su jūsų priežiūra gali pasinaudoti, tai manau, kad jiems tikrai labai patiks ir piršteliams irgi darbas visai neblogas. Taigi, prieš pradedant pūtimo pratimus, prisiminkime, kad labai svarbu taip, kaip mes kvėpuojame, kalbant ir darant pratimus, ar ne? Įkvepiu per nosį, iškvepiu per burną. Garsui ir ypatingai svarbu, kad iškvėptumėm per burną ir per liežuvį, ar ne, per liežuvio galiuką. Čia. Todėl darysime tokį pratimą, kai liežuvį šiek tiek sulenkiu, suvinioju kaip kilimą ar kaip dūdelę, kaip jums patogiau ir kaip geriau pavyks prisiminti. Uždegam žvakytę, paruošiam liežuvį. Jei žvakę laikysim toliau, orą galėsim valdyti ir matysim, kaip žvakelė juda. Tai pradžioj siūlau pradėti nuo šiek tiek toliau laikymo. Ir stipriau papūtus žvakelė užges. Siūlau pradėti nuo tolesnio ir kad galėtumėte išmokti valdyti garsą, tiksliau orą. Nes taip galim valdyti ir savo kalbėjime oro srovę. Jeigu išsikvėpsiu per greitai, pavargsiu ar ne, ir net ir kūnas tikriausiai dažniausiai sureaguos taip. Tai pabandom dar kartą pasitreniruoti, kaip valdyti oro pūtimą ir srovę. Jei galite žvakelę pastatyti ant stalo, bus lengviau reguliuoti, nes matėt, nepagavau, kur čia tas oras eina. Gerai, kai norim spūsti ir mokyti stipriau, žvakelę laikysim arčiau, arba kaip tik toliau, bet stengsimės, kad ugnelė judėtų stipriau. Jeigu norisi ir labai sunku liesti liežuvį, ar ne? Iškišam liežuvį truputėlį ir bandau tada jį bent užriesti taip trupučiuką į viršų. Ne? Ir kai jau išmokstam pūsti ilgėliau, kelias, pavyzdžiui, sekundės išpūsti, tada treniruojamės pūsti stipriai, ar ne, dabar neužpūsiu, bet staigiais iškvėpimais. Aišku, kiekvieną kartą uždegti žvakelę užtruks šiek tiek laiko, bet tikrai ganėtinai smagus pratimas. Siūlau atkreipti dėmesį, kai žvakelė gerokai išdegus ir kai pūsit, elgtis atsargiai, kad neapsitaškytumėt karštų vaškų. Bet jeigu naudosit pakę kelis kartus, 5 pavyzdžiui, tai viskas turėtų būti gerai ir vaško dar nebus daug skysto. Kitas pratimas, vėlgi pūtimo, bet su tuo, ką galėtumėt rasti namuose. Galim naudoti krepinį popierių, arba, kaip aš vaikystėje sakydavau, tampomas popierius, nesenai taip išmokau tik tą krepinį. Tai jį susiplėšo mažais gabaliukais, ar ne, juostelėm, po to kaip noris ir pasidarom tokių plunksnelių, snaigelių rinkinuką. Jei neturit krepinio popieriaus, nieko tokio. Galima panaudoti ir kitus popierius. Tiktų čia ir tualetinio popierio gali būti gabalėliai, servetėlė, viskas, kas lengvai išsipūs. Tai jeigu, arba plunksnelės, pavyzdžiui, pomponsai irgi, jeigu nedidukai tiktų. Vėlgi įkvepiam per nosį, pūsim per liežuvį, taip. Ar ne? Man patinka padaryti dudytę, nes oras tada tikrai gerai stipriai išeina. Geriau pasimato. Vėlgi įkvepiu.
ir išpučiu. Vaikams patinka tiek išpūsti, tiek po to surinkti, galim ir suskaičiuoti snaigutes, galim treniruoti ne vieną įgūdį šito pratimo metu. Tai ir spalvas, pavyzdžiui, ir ne? Irgi jeigu turim spalvotą, tai galima ir spalvelės. Jei turit plunksnelių, tai galima juk ir pažaisti su jomis. Plunksnelės ir tokie ypatingai patinka labai mažiukam vaikam, kuriems dar R galbūt labai toli, dar keli metai gali būti likę iki R, bet tikrai geras pratimas. Taip, kita, ką galim padaryti, vėl pūtimu, vėl priemonė nesudėtinga, galite rasti namuose, tai servetėlė, ar ne, arba virtuvinis popierius, kuris išsidalina į tokį lengvesnį popierių ploną, arba tualetinio popierio netgi gabalėlis irgi tinka. Tai galim arba visą, čia aš turiu padalinus, bet jisai dar pasidalintų dar dvi dalis. Pučiu ir mano tikslas, kad servetėlė lasdentų arba taip pat tarsi stovėtų ar ne ore, magija. Ir kelis kartus. Jeigu noriu stipriai, tada šaudau ar ne, orą srovę iš servetėlės stipriai. Nenustebkit, kad gali daug kartų kvėpuojant ir stipriai giliai gali pradėti šiek tiek suktis galva. Jeigu taip nutiktų, tai siūlau sustoti, atsikelti šiek tiek vandens, pailsėti ir galima tęsti toliau, kai jau jautės gerai. Tada pasidarom mažesnį, ar ne, gabalėlį atsiplėšim. Galim laikyti arčiau veido. Sūrečiu arba liežuvis platesnis. Vėlgi, įkvepiu per nosį, iškvepiu per burną ir kad oras keliautų per liežuvį. Dar turiu tokį žaisliuką. Galima naudoti ar tokį lėktuvėlį, tokį panašų, kokį rasit, arba vėjo malūnėlį, irgi labai smagu. Galima ir patiems pasigaminti vėjo malūnėlį, nėra sudėtinga. Šitas lėktuvėlis šiek tiek užsispyręs, ne visada jo propeleris sukasi, bet kartu pabandykim, o gal šį kartą suksis kartu su jumis. Matom, kad liežuvis dirba kaip ir neblogai, pučia orą gerai, bet, pavyzdžiui, propeleris nenori suktis. Pabandom dar kartą. Kartais būna, kad šitie lėktuvėliai būna labai užsispyrę. Nori ilsėtis ir propeleris nejuda. Bet nieko tokio. Galim pabandyti dar vieną kartą, paskutinį trečią ir tada eisim prie kitų dalykų. Deja, šitas lėktuvėlis šiandieną nenorėjo su mumis draugauti. Bet jeigu pakartosit visus pratimus, kuriuos šiandien aptarėm, žvakelę, pūsti nuo delno snaigutes, plunksneles ar bet ką, kas lengvai pučiasi ir yra maži dalykėliai, tiek servetėlį išlaikant orą, ilgiau pučiant ir kad servetėlė plasdentų arba taip stovėtų ore, bus tikrai pakankama ir jau būsit vienu žingsniu arčiau prie garso R taisyklingo tarimo. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Patiko šis video? Paspauskite patinka ir pasiekite Upės teka puslapį. Jei jaučiate, kad Jums ar Jūsų vaikui reikia profesionalios pagalbos, mūsų kontaktus rasite aprašyme žemiau.